Sveikas jūs taip. Sveiks man. Ačiū, kad skiriai laiko. Ar gali šiek tiek pristatyti apie save žmonėms? Aš esu Justas Birutis, gydytojas, endoskopuotojas, gastroenterologas, chirurgas, visų galų meistras, iš tikrųjų gal labiau endoskopuotojas, kuris daro skrandžio, žarnyno tyrimus. Aš tau, kad skiriai laiko. Tai aš noriu žinai pakalbėti apie kraujamečio virškinimo trakto. Senai turėjau šitą temą omenyje. Viena pokalbio dalis tegul būna apie tai, ką reikėtų medikams, kad tu patartum kaip specialistas, ne? Viena iš tavo darbo varos sričių. O kitą padarykime pacientams, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Gerai? Tai galim pradėti, ar ne? Taip. Pradėkime nuo klinikinio atvejo. Pavyzdžiui, žmogus tenais 3 dienas vemia, 3 dienas jisai tuštinasi juodom meleną, juodom išmatom. Šiandien jisai vieną kartą vėmė kavos tirščiais, jam pasidarė silpna, dėl to išsikėlė greitai, atvažiavo pas mus. Turime žmogų, kuris atrodo išblyškęs, dar nėra išpilta šalto prakaito, spaudimas 110-70, tachikardija koks nors 115. Tai reiškia, dabar ką pirmiausia reikia daryti su tokiu žmogum, tai reiškia, kokie tyrimai, koks paradinis medikamentinis gydymas, tarkim, nes vis tiek mūsų tikslas yra, kad jisai kuo saugiau pasiektų tave operacinėje ir kad po to kuo greičiau išeitų pats savo kojom iš ligoninės. Ko tu tikiesi iš mūsų skubios pagalbos skyriuje? Matot, mes savo gydymo įstaigoje, respublikiniai Šiaulių ligoniniai, esam pasidarę tokius guidelinus, algoritmus, gydymo gairės, kurios remiasi ESGES gydymo gairėmis. ESGES yra tarptautinė gastroenterologų endoskopuotojų draugija, kuri išrašo kiekvieną mėnesį papildotas gydymo gairės ir viena iš jų yra viršutinis virškinamasis traktas. Ir apie jį minima, kada reikia skubios endoskopijos, ar ne, kas yra skubi endoskopija, kada ta endoskopija gali būti atliekama, tarkim, ne per pirmas 12 valandų, kada gali būti atliekama už paros kokios ir vėliau. Tai jeigu mes turim tokį pacientą, kuris atvyko su įtariamu kraujavimu iš viršutinio virškinimo trakto, tai mes iš karto jį grupuojam. Jis hemodinamiškai stabilus ar nestabilus. Ne? Jeigu pacientas hemodinamiškai nestabilus, tai čia net nėra diskusijų, ką reikia daryti. Tai reikia jis greičiausiai, jeigu jis nėra reanimacijoje, labai dažnai kviečiamas yra endoskopuotojas, kad įvertinti, kur yra kraujavimas ir ar gali tą kraujavimą sustabdyti endoskopiškai. O jeigu pacientas yra hemodinamiškai stabilus, tai tada jau prasideda kitos žaidimo taisyklės. Kas būna, kai mums skambina skubios medicinos gydytojas ir sako, čia ir dabar reikia, tai pirma užduotis būna endoskopuotojui reikia nuraminti gydytoją, kad jis nesijaudintų ir nestresuotų. Nes kas yra skubi endoskopija? Skubi endoskopija yra per pirmas 12 valandų. Tai netgi hemodinamiškai nestabiliam pacientui nereikia čia ir dabar tą organizuoti. Pagal gydymo gairės reikia pirmą jį stabilizuoti. Tas stabilizavus, tada yra saugiau atlikti endoskopinį tyrimą. Nes taip skubėti daryti, kartais mes galime turėti prastesnių išeičių. Tai aš dabar, jeigu tokia pauzė, reiškia, kraujavimas iš virškinimo trakto, pirmas dalykas, kaip tu pasakai, yra, reiškia, ką aš išgirstu, tai yra, jeigu nestabili hemodinamika, procedūra yra neatidėliotina. Jeigu hemodinamika stabili, mes turim 2 scenarius. Mes galim turėti arba skubę endoskopiją, ką reiškia, kad 12 valandų, arba atidėtą, kas galbūt kitą parą vėliau, ne? Taip. Ok, tvarkoj. Tai kaip darom tą stabilizavimą? Tai, tarkim, jeigu jisai stabilus, hemodinamiškai, tada yra pirmasis klausimas, aišku, yra Blatchfordo skalė. Blatchfordo skalė, pagal kurią remiantis mes galime, jau mums pasako galutinis rezultatas, ar reikia čia ir dabar skubios endoskopijos. Blatchford scale. Taip. Kur yra MDK, kaip mes susitikime. Taip. Ir jeigu joje mes surenkame daugiau negu 2 balus, tai reiškia, kad pacientas ambulatoriniam tyrimam išleisti jo negalime. Mes turime šio stacionarizavimo metu ar apsilankymo skubios pagalbos skyriuje atlikti gastroskopiją. Daugiau negu 2 balus, tai 3 balus ir daugiau. Taip. Glasgow, reiškia, pacientas su melena, tarkim, stabilios hemodinamikos, padarom tyrimus, gaunam Glasgow Blatchford, 3 balai, reiškia, jis negali išeiti į namus. Supratau. Okay. Ir tada prasideda kitas klausimas užduodamas gydytojui, nes, matot, yra aktualus klausimas skrandžio plovimas. Ne? Ar reikia plauti ar nereikia?
gydymo gairės, tos SGS gydymo gairės, jos ne tai, kad nerekomenduoja, bet geriau galbūt reikėtų suleisti kokį prokinetiką ir su prokinetiku mes galėtume pasiekti švarų skrandį, o prokinetikas pas mus vienintelis, tai apie ką mes kalbam, tai eritromicino 250 mg bolusų į veną. Suleidžiam ir tada po 90 minučių mes galime jam jau daryti gastroskopiją ir turėtų skrandis būti švarus, jame turėtų nebebūti jokio turinio. Tai dėja, aš tai nežinau, iš mūsų praktikos mes tų kraujavimų labai daug pakankamai turime, tai nebūna skrandis švarus, nebūna tikrai švarus. Taip, tas medikamentinis skrandžio paruošimas endoskopiniam tyrimui dažniausiai turi prastus rezultatus ir mes randame ir kraujo, ir maisto, ir visko, ar ne? Tai mes esame už skrandžio plovimą, kad skrandį reikia plauti. Ir skrandį reikia plauti ne litrų, ne 2, bet 6 litrai, kokie skysčių turi būti plaunamas. Taip, ir ne per nazogastrinį zondą, kokį, ar ne, kur maitinimui naudojama, bet yra specialus skrandžiui skirtas zonas. Taip, nes kartais mūsų paklausia, kam plauti skrandį, jeigu pacientas yra nevalgęs. Sako, jisai nevalgė visą dieną, kam jį plauti? Tai mes visą laiką sakom tokį pavyzdį, kad įsivaizduokite, mes turime ertmę, į kurią kraujuoja. Tai ją kraujuoja, tai maistą pakeičia kraujo krešuliai. O tada galiu paklausti, pavyzdžiui, pacientas, mano nupasakotas pacientas bus stabiliai hemodinamika, reiškia, bet jisai akivaizdžiai kraujuoja, mes negalime išleisti, jam bus padaryta endoskopija, tarkim, už 4-6 valandų, tarkim, jis bus pervežamas iš rajono ligoninės į centrinę ligoninę. Kuri ligoninė turėtų padaryti skrandžio plovimą? Tai yra, kiek laiko prieš procedūrą geriausia galbūt plaunamas skrandis? Net jeigu mes išplausime skrandį ir po to 4 valandas keliaus ekskursiją po Lietuvą, negerai bus. Mes turėsime tą patį rezultatą greičiausiai, jeigu tai buvo aktyvus kraujavimas po 4 valandų, kas buvo prieš 4 valandas. Tai reiškia, bus neišvalytas skrandis. Tai galbūt skrandį reikėtų prieš procedūrą ir tik tais gal tada iš karto užbėgti įvykiam už akių, tai jeigu mes turime tą pacientą ir žinome, kad jį pervešim į kitą gydymo įstaigą, kurioje bus atliekama endoskopija, tai mūsų pirmas darbas būtų boliusus suleisti protonų sekrecijos inhibitorių, tai 80 mg, ne? Kad mes... Taip, mes suleidžiame boliusus. Ir tada jau tikrai, sako, mes jau viską esame padarę, ne? Ir aišku, kateteriai, venos paruoštos, kad jeigu pacientas taptų hemodinamiškai nestabilus, kas po to bus sunku padaryti, išdurti veną ir pasiruošti aktyviam. Ok, tai dabar vėl biškai noriu sustabdyti, tai reiškia, skrandžio valymas yra reikalingas iš esmės, ką mes matom iš praktikos, kas galbūt nesinchronizuoja su gairėmis, bet tai reikia daryti prieš procedūrą, tai yra realiai didesnių ligoninių priėmimas yra aktualu. Protonų pompos inhibitoriai, boliusas 80 mg, ok. Vėlgi, jeigu, pavyzdžiui, pacientas atvažiavo, rajono ligoninė gavo omeprazolio, po kiek laiko jį reikia kartoti boliusą? Ar užstatyti infuziją? Automatinė švirkštinė pompa, jis turėtų gauti 8 mg per valandą greičiu. Iš karto boliusas? Taip. 80 boliusas ir tada 72 valandos turėtų automatinė švirkštinė pompa eiti visą laiką protonų sekrecijos. Supratau. Tai tokį gydymą mes turim paskirti. O dėl bet kokio kito, pavyzdžiui, metoklopramidai, visi kiti tie prokinetikai, nieko panašaus, neturi vietos. Ok, operacinė, tarkim, jau kai matai tą vietą, tarkim, iš kurios kraujuoja, kad, tarkim, čia vėl tas teorinis, tu su skysčiais šiek tiek padidinsi spaudimą, tas padidėjęs spaudimą, pavyzdžiui, kokį krešulį atmuša visą kitą. Mes turim toleruoti šiokią tokią, polinkį hipotenzijai. Ne, mes hipotenzija, žinoma, mums, jeigu yra aktyvus kraujavimas, mums atliekant endoskopiją, ar ne, jeigu yra pacientas yra hipotenzijoje, tai nėra to spaudimo ir to kraujavimo mes ir nepastebėsim, gali būti ir taip, ar ne? Tai kraujavimas iš viršutinio virškinimo trakto reikia dar jį koreguoti ir nepamiršti varikozinės centrinės venos. Taip. Tai yra būna siaubingų klaidų padaromų mūsų kaip kolegų, ar ne, mūsų kaip gydytojų, kai pacientas atvyksta pas mus į skubios pagalbos skyrius, jis atvyksta su kraujavimu. Mes nepasiskaitom, pacientas atvyksta nelabai orientuotas aplinkoje ir mes sugalvojame jam plauti skrandį.
Tai gali būti drastiška klaida, kada skrandžio plovimo zondas, jis keliaudamas temple, jis gali nuplėšti tos mazgus. Kraujavimas iš varikozinių stemplės mazgų, jis tikrai būna drastiškas ir, jeigu taip galima sakyti, purvinas, ar ne, kai pacientas labai aktyviai kraujuoja. Tai aš rekomenduočiau visiems, nesvarbu pacientas kaip atrodo, pasiskaityti, jeigu išmanoma, kai sako, atsisiųsti iš SKBI dokumentus, ar ne, ir vertinti, ar ten nėra daryta kada gastroskopija, ar nebuvę kraujavimo, pasiklausti lydinčių žmonių, jeigu tai yra žmona, ar vyras atlydėjęs, ar ne, ar vaikai, tai va, kad neįvyktų tokia kartais ir fatališka klaida. Mes esam turėję labai aktyvų kraujavimą ir būtent buvo kišamas zondas nuplėšė mazgą ir kraujavimo stabdymas baigėsi stentavimu stemplės. Mes į stemplę turėjom kišti metalinį, pilnai dengtą stentą, kuris atliko hemostazę. Blackmore zondo funkcija. Taip, buvo labai brangus Blackmore'as. O kaip daryti su tais pacientais, kurie, tarkim, jie yra stabilios hemodinamikos, bet yra akivaizdus kraujavimo iš VT požymiai, tarsi metinės perektomielina, bet Glasgow Blackmore surenka, pavyzdžiui, 2 balus. Tarkim, jų hemoglobinas dar geras, visa kita. Kada jie, tiesiog, kai tu sakai, kad jau reikia gydyti nusiraminti, kada jie turi patekti pas endoskopuotą? Nes eilės pas mus yra didelės, gan čia yra problema. Tai čia yra problema, kurios mes kitaip negalime spręsti. Jeigu pacientas nesurenka 2 balų, jam nurodomas ambulatorinis ištyrimas, rekomenduojamas ambulatorinis ištyrimas. Tai nevardinsiu kokiose įstaigose, bet daugiau nei metai eilė yra. Jo, nes turbūt tose šalyse, kur to rekomendacija yra daryta, tai yra normalu, kad tu už 2 dienų pakliūsi pas šeimos daktarą ir už savaitės ar 2 pas endoskopuotoją. Pas mus ta rekomendacija mūsų vietiniam settingė, nerasdamas kito žodžio, jis išsikreipia. Ir turbūt mes vien dėl to sakytume, kad, žinai, išleisiu iš priėmimo ir tada jis iš vis pekloj bus, ne? Jis bus pekloj ir jisai, jeigu žmogus finansiškai savo neišgalės, jam reikės laukti tuos metus laiko. O kas yra kraujavimas? Kraujavimas tai OPA, nebūtinai tai yra OPA sukelta nesteroidinių vaistų uždegimo, ar ten stresinė OPA, ar ne, bet tai gali būti onkologija. Tai gali būti kraujuojanti onkologija. Arba ir elementarus gastritas, reiškia, kraujavimo gali būti daug dalykų. Tai va, tai kartais... Tai čia yra tokia pilkoji zona, kur jau turi tada ateiti su pacientu ir tu esi priklausomas tiek nuo endoskopuotojo iš vienos pusės ir tada... Mes kalbam, kad reikia, iš tikrųjų, tokiem pacientam reikėtų realiai, aš jau dabar galvoju apie vadybą, tai yra žaliasis koridorius, irgi atsiranda, kuriam reikia šitiem pacientam. Taip, gal iš tikrųjų čia... Bet ir juo greičiausiai piknaudžiautų sistemos, sistemos dalyviai, taip, bet piknaudžiautojų būtų mažiau negu pirmojo atveju, kad jie laukia. Čia, žinok, tavo yra labai geras pastebėjimas ir geras sprendimas būtų. Žaliasis koridorius būtent šitiem kraujuojantiem. Stabiliem mažos rizikos. Jie tikrai tinkamas, nes tik labai keista, aš pastebėjau, kad kolegos, kurie klausysis mūsų, labai retai protonų paskiria pacientam, išleidžiant, kurie atvyksta su epidemija. Ką paskirtum? Ezonoprazolio 20 kartus per dieną? Taip. Eskadra? Ne, aš 40. 40 kartus per dieną? Jo. Bet jeigu norit pasirodyti iš viso nerealūs specialistai, pasakykite pacientui, jeigu jis prieš ateidamas pas jūs nevartoja protonų inhibitorių, kad pasidarytų serologinį Helicobacter pylori testą, nusipirktų vaistinį iš piršto ir tada jisai pradeda gydymą protonais namie po 20, kai ateis pas endoskopuotoją, pas gastroenterologą ar tai chirurgą, kuris darys jam ambulatoriškai gastroskopiją, jis sakys, daktare, mano bakterija teigiama yra, aš jau geriu vaistų. Šitą tyrimą gali pats pasidaryti vaistinį nusipirkti, ir ateiti su jo rezultatais. Ir čia, o jeigu tu ateini pas chirurgą su tuo tyrimu, gal vietį gali irgi padaryti, ne? Ne, jeigu jūs ateisit... Serologinį tyriminį iš piršto. Laboratorija tikras tyrimas, šiandien yra... Ne, serologinis tai yra paprastas testas. Juostelė, taip, iš ko. Bet, matot, nes jeigu atvyksta pacientas iš skubios pagalbos skyriaus, po skubios pagalbos skyriaus gydymo, nesuteiktos pagalbos ir su protonų sekrecijos inhibitoriais, jis atvykęs pas mus, mes jam negalėsim ureazės testo padaryti gastroskopijos metu, paimti gabalėlį. Nes ureazės testas skrandžio tyrimo metu gali būti atliekamas tik tada, kada pacientas 2 savaitės nevartoja protonų sekrecijos inhibitorių. Čia yra labai svarbus. Tai apie tą temą kalbant reikia nepamiršti
Trijų dalykų. Mes jeigu turime pacientą, siunčiam jį endoskopiniam tyrimui, jokių būdų ne 2 savaitės turi būti švarus, kaip jisai sako, kaip sakoma, ar ne. Antrasis dalykas, jeigu testas yra teigiamas, ar ne, mes turime nepamiršti 2 dalykų. Tai, kad pacientas, kai baigs eradikaciją, praeis 2 savaitės, 2-3 savaitės, ne mažiau, ne trumpiau, jis būtinai turi pasidaryti išmatų tyrimą. Išmatų tyrimas dėl Helicobacter pylori bakterijos. Serologinis tyrimas iš venos, jis negalimas 6-12 mėnesių po eradikacijos. Čia pirmoji klaida, kurią daro. Taip. Tai čia yra pirmoji klaida, kurią padaro, nes jie ateina, pasidaro iš kraujo ir sako, viskas ok, čia viskas gerai, arba kaip tik pas mane vis dar yra. Nu, tai, ir trečioji klaida tai yra, jeigu tai yra pilnametis žmogus, pabrėžiu pilnametis žmogus, tai mes rekomenduojam ištirti visus kitus pilnamečius, su kuriais kartu dalinasi virtuvė. Tai yra dažniausiai vyras, žmona ir pilnamečiai vaikai. Dėl to, kad jie irgi, tu pasveiksti, bet jeigu jie turi tą bakteriją, o bakterija dalinamasi per seilės, stalo įrankius, bučinius ar ne, tai dar kartą užsikrėsti bakteriją yra labai nedidelė rizika, bet jinai yra 4-6%. Reikia visą židinį išvalyti. Mūsų stabilaus, mažos rizikos paciento, kuris yra išleistas iš priėmimo ir jisai gali, pavyzdžiui, endoskopiniam tyrimui už dienos ar 2, reiškia, jis gavo ezomeprazolio bolusą, jis gavo ezomeprazolį geriamą 42 kartus ir jisai pasidarė tyrimą antikūnų, ar jeigu jis ateina su teigiamu antikūnų tyrimu ir tipiniais pakitimais skrandyje, ar tai yra užtektinai, kad jam būtų paskirta eradikacijos tyrimai? Jo, to užtenka. Taip. Supratau. Pavyzdžiui, turime pacientus, kurie, šiandien yra ketvirtadienis, ar ne, jau pavakarė, jau endoskopijos skyrius yra baigęs darbą ir atvyksta pacientas, kuriam įtariamas kraujavimas iš virškinimo trakto, jis surenka daugiau negu tuos 2 balus, ar ne, 3 balus. Ir mes žinome, kad jo negalime išleisti. Bet jam nereikia čia ir dabar tos skubios endoskopijos, ar ne, jis gali laukti ryto. Jo, tai pacientui užduodama stebėjimo paslauga, jam skrandžio plauti nereikia, jam galime suleisti, kai jau žinosim, kad 7 ryto, pavyzdžiui, sekančią dieną atvažiuoja endoskopuotojai, kokią 6 ryto bolių su prokinetiku. Kad jau būtų paruoštas skrandis, kad nors ir ten kažkokio hematino ar kraujo krešuliukų gali. Tai šitam net skrandžio nereikėtų plauti? Ne. Jam užtektų, jeigu mes turime laiko, reiškia, pavyzdžiui, 2 valandas iki to, bet ezomeprazolio mes turime eiti. Supratau, ok, tai skrandžio plovimas, jeigu mes turime iš karto, tai mes planome, bet jeigu mes turime laiko pasiruošti, tada, sakykime taip, su ezomeprazoliu užstabdome čiaupą, per tą naktinį stebėjimą jis išsivalo ir dar prieš numatomą endoskopiją prokinetiką pišė, ne? Tada nebegalima žmogus nebekankinti su skrandžio plovimu. Taip. Nu labai aišku, man viskas į drakonų sudėlioja. Dar iš tikrųjų pasinaudodamas progą vis tiek, jeigu dirbate dideliam centre, kur mes turime ne tik endoskopijas, turime ir intervencinius radiologus, ar ne, ir mes turime hemodinamiškai nestabilų pacientą. Tai ką reikėtų, jeigu mūsų klausosi ne tik skubios medicinos gydytojai, bet gydytojai, kurie ir galbūt ir reanimacijų dirba, ar ne, tai taisyklės yra tokios: 2 kartai stabdomas endoskopiniu būdu kraujavimas, jeigu yra neefektyvus, tada 3 kartas yra intervenciniai radiologai, tada bando embolizuoti kraujavimo šaltinį, ar ne? Ir jeigu jiems nepavyksta, tik tada įtraukiami chirurgai operuoti, kraujavimą gydyti taip chirurgiškai, ar ne? Nes dar dėja kartais, jeigu endoskopuotojas nesustabdo kraujavimo, skubama kviesti chirurgus, tai tikrai to nereikia. Ir jeigu dirbame mes, tarkim, įstaigoje, kurioje mes neturime intervencinio radiologo, tai aš siūlyčiau vis tiek, žinot, pacientui atlikus skrandžio rezekciją gyvenimo kokybė pasikeičia, ar ne? Tai galbūt bandyti bendrauti su kolegomis, kurie dirba didžiuosiuose centruose ir su intervenciniais radiologais prašyti jų pagalbos, neskubėti atiduoti chirurgijai tos pacientus. Į kokius požymius reikia iš tikrųjų atkreipti dėmesį, kad, laiku kreiptis pagalbos pas šeimos gydytojai ir panašiai? Tai tos raudonos vėliavėlės kalbam, ar ne, apie kada jos mums kelia užduotį, kad reikia skirti endoskopinį tyrimą, tai yra tada, kada žmogus, kaip ir tu sakai, melena, ar ne, jis ateina pacientas
sako, aš juodai tuštinuosi. Juodai tuštinuosi. Juodai tuštinuosi. Melena tai, kad pasakyti, reiškia, Juodai kaip derva tokia. Derva, specifinis kvapas yra, sako, tikrai kažkas ne taip, visai niekada nesu tuštinuosi. Nes jeigu tu geležies preparatus vartoji, ten būna, kad vidurių užkietėjimas juodos spalvos. Melena tai yra, reiškia, kaip skysta, derva tokia jos. Tai va, jeigu ateiname šitą arba jaučiame, kad bendras silpnumas susijęs su dažnu širdies darbu, tachikardija, ar ne? Dar viena raudona vėliavėlė, apetito stoka, kuri sąlygoja ir svorio kritimą, ne? Mes turime, tarkim, netenkame kokių 3 kg per kelias savaitės, nesistengdami jų netekti, ne? Tiesiog nėra apetito ir blogai. Kitas dalykas yra šeiminė anamnezė, šeimos anamnezė. Mes visą laiką pasiklausom pacientų, ar pas jį jo mama, brolis, seseris, onkologinių skrandžio, kepenų, kasos, dvylikapirštės žarnos ligų neturėję, ne, nesirgi. Nes tai yra pirma karta, kuri kelia riziką, ne, ir mes tiems pacientams sakome, kad jums netgi reikėtų profilaktiškai retkarčiais pasidaryti skrandžio tyrimą. Tai čia yra tos raudonos vėliavėlės, kada mes sakome, kad jums reikia, nes vadovaujamės tuo, kad jeigu tų raudonų vėliavėlių nėra, tai pirmoji vietoje yra medikamentinis gydymas. Mes sakome, ponas ar ponė, pabandykite vaistų nuo rūgštingumo pavartoti 2 savaitės. Jeigu efekto nebus, tada mes galėsim planuoti skrandžio tyrimą. Šiaip žmonės jau gana dažnai, reiškia, omeprazoliai, eskadrą, tu gali nusipirkti jau be recepto. Taip, 20 mg. Jo, tu gali nusipirkti ir žmonės gana dažnai jį pradeda vartoti patys. Bet kaip tada tai reiškia, kad iki endoskopinio tyrimo mes turime 2 savaitės nevartoti jokių protonų siurblių inhibitorių, taip? Taip. Tai reiškia, žmogus, tai kaip tai atrodo praktiškai, tai reiškia, žmogus jaučia simptomus, ne kažkokius, skrandžio simptomus, bet dar neturi raudonų vėliavėlių. 2 savaitės jam paskiria šeimos daktaras gydymą, jeigu po 2 savaičių nepagerėtų, mes dar 2 savaitės palaukime, kol yra verta ateiti pas gastroenterologą, ne? Pas endoskopuotą. Kaip su serologiniais tyrimais, ar čia jie turi vietą šičia? Ne, tai aš rekomenduoju iš karto, jeigu jūs jaučiate, kad jeigu jums jau šeimos gydytojas skiria, arba jūs pats sugalvojate, kad jums reikia vartoti vaistus nuo rūgštingumo, jūs iš karto išsitarėte dėl Helicobacter pylori bakterijos. Ar tai iš kraujo, ar tai iš išmatų, bet prieš pradėdamas vartoti visus medikamentus pasidarykime testą, pažiūrėti, ar turite jūs tą bakteriją ar ne. Ir jūs tada galite jau eiti darytis endoskopijos po 2 savaičių, 3 savaičių, kiek kada jūs norite, bet jau įvardyti, kad bakterija buvo rasta. Jeigu nebuvo rasta, jeigu tyrimas neigiamas, nes nėra 100% sensityvus, tada atsiranda tas 2 savaičių lankas, ne? Taip. Šitą nežinau, šitas yra įdomu. Ir dar kartą, kad būtinai ištirti namiškius reikia. Jeigu randama teigiama ar ne, tai reikia pažiūrėti ar namiškiuose, bet pas pilnamečius asmenis, nes kartais ateina jaunos šeimos, pas kuriuos yra vaikai 12 metų, 6 metų ir sako, tai testą irgi jiems reikia daryti. Ne, literatūra sako, kad tokiems vaikams nereikia gydymo, jiems gydymas reikalingas tik tada, kada yra jau klinika kažkokia ar ne, ar endoskopija atliekama ir randama. Bet čia jau vaikų gastroenterologija, čia nedalyvausiu. Supratau. Taip. Kokie patarimai reiškia, nes aš ką matau savo praktikoje, labai daug žmonių yra su skausmo sindromais, nugaros skausmais. Jie arba dėl vaistų nuo skausmo vartojimo skrandžio bėdų turi, arba turi ir skrandžio bėdų ir nugaros problemų. Ir dabar tie priešrūgštiniai vaistai labai populiarūs tampa. Žmonės, kai kurie juos vartoja, tiesiog kaip aspiriną, kaip bazinį gydymą, tiesiog ima ir vartoja. Ar turi kažkokių patarimų, ką su to reikia daryti? Vaistai nuo rūgštingumo, protonų sekrecijos inhibitoriai, tai vaistai, kurie neturėtų būti naudojami kasdieną ir nuolatos. Kasdieną taip, kai gydymas vyksta, jie reikia. Kai yra simptomai, reikalingas gydymas. Taip, bet taip, kad nuolatos juos gerti ne. Nes jeigu jūs geriate juos nuolatos, tai reiškia, kažkas yra negerai. Tai tikrai reikia padaryti skrandžio tyrimą, nes reikia įvertinti, gal jūs turite diafragminės angos išvaržą, ne? Kas sąlygoja nuolatinį refliuksą, rėmens graužatį ir kartais mes paaiškėja, kad tą pacientą galbūt jau reikia operuoti. Jam diafragminės angos išvarža, kurią reikia plastikuoti chirurgiškai ir tada išsisprendžia visos problemos. Kitas dalykas, nuolatinis vaisto vartojimas, jis turi įtakos ir skrandžio gleivinei.
Ir dispepsijos reiškiniams kartais atsiranda dispepsija dėl nuolatinio vaistų nuo rūgštingumo vartojimo, nes vaistai nuo rūgštingumo visada sakome taip, 2 savaitės pabandyti, jeigu jie padeda, tai viskas gerai ir juos reikia nutraukti. Po 2 savaičių kurso. Taip, bet reikia, mes lietuviai kažkaip sugebame gauti ir receptinius vaistus be recepto, ne? Tai ką reikia žinoti, jeigu jūs vartojate vaistą nuo rūgštingumo 40 mg, didžiąją dozę, kuri yra jau receptinė, mes negalime jos iš karto imti ir nutraukti. Ne? Tai tarkim, jeigu jūs geriate mėnesį laiko eskadros, tos esomeprazolio 40 mg, tai jūs negalite po mėnesio imti ją visai nutraukti. Jūs turite dar 2 savaitės sumažinti po 20 mg vartoti, nes viskas turi taip periodiškai mažėti. Iškart nutraukti vaistą negalite. O po to tu vartodamas 22 kartus, ar tau iš karto... Ne, 21 kartą. 21. Ai, tu sumažino 42 kartus iki 21 kartą, ne? Jo. Supratau. Toks pastebėjimas yra žmonėms. Kitas dalykas, ką pamiršta mūsų kolegos patarti pacientams ir pacientams reikia žinoti, kad jeigu jūs vartojate nesteroidinius vaistus nuo uždegimo, jums skauda nugarą, yra kažkoks patempimas, raištis ar dar kažkas. Jūs vartodamas vaistą nuo rūgštingumo, jūs turite kartu vartoti ir protonų sekrecijos inhibitorius vaistą nuo rūgštingumo ir kartu su vaistą nuo skausmo. Taip, atsiprašau. Jo, nes vaistai nuo skausmo, jie drastiškai veikia mūsų skrandžio gleivinę. Ir vartodami vaistą nuo rūgštingumo kartu mes slopiname. O kas tai turi vartoti? Žmonės, kurie tiesiog turėjo, pavyzdžiui, skrandžio uždegimą, gastritą lėtinę, ar šiek tiek opalgį turėjo? Aš rekomenduoju visiems. Visiems, kurie turėjo skrandžio problemą. Nesvarbu. Tarkim, jeigu yra žmogus, kuris sako, man dabar traumatologas rekomendavo 10 dienų ibuprofeno kursą, tai aš sakau, tai gerai, tai tu vartok tą ibuprofeną taip, kaip nurodė, bet tu 20 mg vieną kartą dienoj pavartok ir vaistą nuo rūgštingumo. 20 mg vieną kartą dienoj? Taip, nes... Bet čia visiems tu visiems aš rekomenduoju. Nes 1-2 tabletės, kaip tu sakai, tikrai nieko tokio, bet jeigu tai yra savaitės ar kelių savaičių... Savaitės arba daugiau. Kai pas mane ateina pacientas su refliukso klinika, mes padarome ir nerandame vaisingų pakitimų, mes visą laiką norime perteikti, kad medikamentas yra paskutinėje vietoje. Pirmoje vietoje mes turime keisti savo gyvenseną, mitybos įpročius, ar ne? Tai dažniausiai būna įrankis į geresnę gyvenimo kokybę ir pasveikimą nuo refliukso, nuo gastroezofaginio, ar ne? Nes žmonės dažnai ateina, jie įvardyja, ar tai netaisyklingas maistas, netaisyklingas maitinimasis. Kitas, mes visi labai daug dirbame, nuolatos patiriame stresus. Ir neretai ateina žmonės, kurie sako, žinai, aš tik stresuoju, pradedu kosėti, ar ne, man čia gerklėj čia kąsnis kažkoks yra, man sunkiau nuryti pasidaro, arba netgi pykinti pradeda. Ir mes žinome, kad jo nusiskundimam tiesiog įtakos turi stresas, tai neurologija, ar ne, tai mes rekomenduojam psichologą visą laiką. Psichologas yra, aš kaip sakau, psichologas, ne psichiatras, pabrėžiu, psichologas. Tai yra gydytojas, kuris padeda, moko dirbti su savim ir su savo patiriamu stresu. Ir kartais nereikės nei to omeprazolio, ar tos eskadros, ar Nexiumo, kitų vaistų. Jeigu tu atrasi, kaip save nuraminti ir kaip taisyklingai maitintis, tau nereikės jokių vaistų. Tai turbūt aš tokią raktinę žinutę išsinešu, kad reiškia, mes žiūrim į protonų siurblio inhibitorius, liaudiškai vadinamus vaistų nuo rūgštingumo, kaip į vaistus. Mes jas vartojame kursais, ar tai būtų 2 savaitės, ar 4 savaitės. Jeigu mes vartojam gydomąją dozę to eskadros, po 42 kartus, mes jo iškart negalime nutraukti. Mes pereiname po mėnesio kurso iki 2 savaičių po 20 mg vieną kartą per dieną. Ir kiekvieną kartą, kai bet koks mums pabraužimas arba kosulys, mes žiūrime, kaip kitom priemonėm, mityba, psichologinės intervencijos pakeisti, nes galim gerdami nuolatos tą vaistą, netgi savo sukelti rimtesnių problemų, iš kurių šiek tiek turbūt bus labai sunku, kai yra žarnyno mikrobiota pasireitus. Ir jeigu mes vartojame gydymo kursą vaistais nuo skausmo nesteroidiniais, jeigu tai yra savaitę ar ilgiau, tai pasidarom skrandžio priedangą ir taip pat prieš bet kokią kitą didesnę stresinę situaciją, kaip kad operacijos laukimą ir panašiai. Teisingai. Ir paskutinis, kad jeigu jūs geriate, vis tiek jūs geriate vaistus nuo rūgštingumo ir ten geriate kokias 2-3 savaitės ir nėra efekto, jums reikia pasidaryti skrandžio tyrimą, įsivertinti, ar nėra kažkokių pakitimų, kuriems galbūt jau reikia chirurginės intervencijos. Taigi, jeigu mes jau turim galimybių gauti vaistų,
bet po 2 savaičių matom, kad efekto nėra, tada žinom, kad čia yra vaistas, nesvarbu, kad jis galima gauti kažkaip lengvai, mes turime padaryti skrandžio tyrimą. Kažkaip. Per pilką zoną. Gerai, ačiū tau labai, Justai, ačiū, kad radai laiko ir tikiuosi, kad visiems buvo naudinga, man tikrai. Malonu, visą laiką laukiam.